Kamera. Muzika. Važiuok. Į filmavimo aikštelę atvykau apie 10 val. Ryto. Į komandą jau buvo pasiruošusi pradėti filmavimus. Šiandien filmuojamas Eglės Jakštytės 2024 metų Eurovizinis klipas. Ir šiandien aš jums parodysiu klipo užkulisius. Klipo filmavimas jau prasidėjo ir manau, jums būtų įdomu pamatyti, kiek žmonių ten dirba, kokios jų pareigos ir ką jie atlieka. Mano vardas Šarūnas, aš esu šou režisierius ir klipo režisierius kartu su LA Rock My Body. Už ką esi atsakinga? Aš atsakinga esu su režisierium kartu už muziką, už gerą nuotaiką. Kokios tavo pareigos ir už ką atsakingas esi? Aš esu gripas ir atsakingas už visą metalą, kurį laiko kamerą. Už ką atsakingas esi? Už sausainių valgymus. Užsidedam šviesą ant veiduko. Aplipsinkinam visą dainą. Filmavimo aikštelėje dirba apie 20 žmonių, kurie yra savo srities specialistai. Tarp jų yra prodiuseriai, režisieriai, operatoriai, apšvietėjai, kostiumų dailininkai, stilistai, grimo specialistai ir daug kitų. Kiekvienas iš jų atlieka svarbų vaidmenį. Ir nesvarbu, ar tai filmas, videoklipas, serialas, kiekvienas už kadro esantis žmogus padeda atskleisti norimą idėją, istoriją. Klipe yra bene 5 skirtingos scenos, 5 skirtingos istorijos, bet pasikalbėjau su Egle, su LA, supratom, kad klipas tai yra apie pokytį, kokia Eglė buvo ir kokia jinai dabar ateina į naują etapą. Tai žaidžiame su tais įvaizdžiais. Klipe daugiau einam per impresionistinės scenas, per emocinės scenas ir visa logika eina per spalvas. Iš juodos Eglės einam į baltą. Ir jį žaidžia 2 charakterius. Stipriausia dalis čia yra choreografija. Eglė nereali šokėja yra, labai džiaugiuosi matydamas ją, kaip jinai fainai juda. Sunkiausia dar prieš akiją. Esame daugmaž trečdalį medžiagos jau nufilmavę. O manau ir pati įspūdingiausia ir sudėtingiausia scena bus Eglės gimimo iš pieno scena. Tai reiškia, pienas yra toks kaip net ir mūsų liaudės pasakose žilvinas pieno puta atplaukia, ne? Ir įvairiausia kitose pasakojimuose, ne, toks kaip terpė, iš kurios galima atgimti iš naujo. Tai Eglė balto vandens, balto pieno terpė atgims iš naujo. Liauškė, dėmesio. Papasakysi gal, kaip sekasi klipo filmavimas? Man svarbiausia, kad gera nuotaika, kad kaip ir viskas sklandžiai vyksta ir nežinau, tikiuosi spėsim viską per vieną pamainą. Bet, kaip sakant, visa kūrybinė komanda labai profesionaliai dirba, tai manau, kad viskas labai gerai. Kilo idėja sukurti dainą Eurovizijai ir labai faina, kad pavadinimas gimė iš karto su melodija, su pirmom natom. Tai na, atsimenu ir iš karto kažkaip man dar buvo I just wanna rock your body, bet paskui, kai jau kūrėm tekstą, supratau, kad bus my body. Esu Edvardas Volginas, esu operatorius statytojas ir šiandien turim labai linksmą klipą. Filmuojam su Arija Amiga, naudojam Leikos objektyvus. Jau esame įpusėję klipą, jau biškai jaučiasi nuovargis ir turim pertraukėlę. Tai reikia nusikrauti medžiagą, pasižiūrėti batarkes ir biškai pailsėti. I can feel the drums around me. And if I'm gonna trust somebody right beside me, take it slowly. I just wanna rock my body. Dabar darysime bus antras bridžas. Gerai.
juodas, antras bridžas juodas ir po to antras bridžas baltas. Mes visiems? Jis įvažiavo, užkūrė mašiną. Po to jau važiuosim greičiau. Su filmavimai, man atrodo, nesu nei vieno turėjęs, kur nevėluotų. Kol užsikūrė variklį, kol Red Bullis pradeda veikti. Let's take it slowly, 'cause I just wanna rock my body. Esu choreografas, šokėjas ir vienas iš Momento agentūros prodiuserių. Choreografija kūrėsi tikrai ne vieną dieną, kūriau jai kažkur apie mėnesį. Norėjosi padaryti labai įdomių judesių, kad jie būtų muzikalūs. Kūrėme iš tikrųjų su visa komanda, tik ir pati Eglė prisidėjo prie kūrybos. Šokėjai yra labai stiprus, dirbame kiekvieną dieną, dirbame ant sinchrono ir Eglutė labai stipriai šoka, taip kad laukiame pasirodymo. Kas buvo sunkiausia, kuriant choreografiją, tai atrasti tą bendrą kompromisą, nes choreografija buvo iš pradžių padaryta kiek sunkesnė, tačiau pagalvojame ir apie outfitus, ir apie aukštakulnius pas Eglę. Tai reikėjo šiek tiek paprastinti, bet nepaprastinti. Tai reiškia, kad choreografija nesuprastėjo, bet vizualiai atrodė visai gerai. Šokėjai, dėkojam jums. Iš karto su Roku sprendžiam baseiną, grinai centre statom. Jo. Abu tu eina. Kaip matot, lauke jau tamsu, o klipo filmavimas vis dar tęsiasi. Dabar yra po 10:10, tai komanda jau dirba daugiau negu 10 valandų. Liko visai nebedaug, dabar kol yra leidžiamas vanduo, baseinas, yra tuo pačiu išnaudojamas laikas filmuojant kitą sceną. Kalbant šiaip apie klipo filmavimą, tai daug ir atsakingo ir kruopštaus darbo reikalaujantis darbas. Kaip matėt, labai daug žmonių dirba prie šio klipo. Ir be abejo labai smagu matyti, kaip visi komandiškai, kokybiškai dirba vieno tikslo link, kad sukurt gerą, kokybišką ir tikrai įspūdingą klipą. Šių metų Eurovizijai, tai būtent Eglės dainai. Ir tikiuosi, kad jūs mėgaujatės žiūrėdami šį behind the scenes video. O aš einu tęsti darbus ir pasimatysim turbūt po filmavimo. 3, 2, 1. Lėtai. Buvo tobula. Pasižymėm, kur užpakalis. Kaip nuotaikas? Kaip jau link nakties, tai pavargusios. Bet faina. Tuoj lysiu į šaltą vandenį ir aš net nebijau. Ir man atrodo, kad tuoj drebėsiu kaip šitas vyrukas. Ne, nu taip susipratinau. Jo, šaltą. Ir šilduliu, žinai. Jo. Gerai, dėkit dušą. O yra duše šilto? Kaip? Yra šiltas karštas vanduo. Išneriu, akys ir tada tik visas kūnas. Davai. Nes tada aš paneriu iki čia, o iki čia apsame ir tada užmerkiu akis ir neriu. Davai. Tik padaryk be pauzės, o daryk taip ir tada lėtai tiesiog panerk. Kad būtų vienas judesys. Ne, sunku. Pala. Bus kadras, kad mane tai filmuoja ir aš tada leidžiasi. Pagal dėt turėtų tai būti, jo. Taip. Bet jis tik tai, kai jisai leidosi, jis įeidinėjo į kadrą. Buvo tuščia ir jis va tada įėjo, tai va čia reikia užlaikyti tau. Va čia žiūrėti ir tada tik tais. O žiūrėti kamerą? Okay. Žiūrovą. Stop. Kol neišjungėt, čia palieku prisektą Eglės dainą ir jos klipą. O pabaigai pažiūrėkim dainos klipą kartu.
wanna play, if we make a game out of my pain. Now you wanna stay, looking for a way, don't try it in vain. Making me upset, what you wanna get, don't mess with my head. You can't deceive me now. Oh, I'm walking through the flames, 'cause I'm gonna reach the sky. Wanna dance with all my feelings in the rain. I just wanna rock my body. I can feel the drums around me. And if I'm gonna trust somebody right beside me, take it slowly, 'cause I just wanna rock my body. Even if it's tough, no, I'm enough, that's why I'm blessed. Oh, I'm climbing up, not afraid of love, who could have guessed? If I wanna play, if I make a game, if I run away,